O dabar kviečiu Mindaugą Vidugirį, nevalstybinių mokslo ir studijų įstaigų asociacijos vykdantį direktorių, kuris mus kažkiek tai pramankštins, kaip aš suprantu. Labas! Manęs kol kas daugiau. Labas! Labas! Gerai, dar kartą, kas negirdėjo. Labas! Labas! Jau pusė beveik. Greičiai ten darbos. Ir paleidžiu. Ir dar kartą. Labas! Labas! Gerai. Labai ilgai galvoju, ką atėjus pasakyti, ir žinokit, netgi ruošiausi. Žinot, kaip ruošiausi? Jiem tik mikrofoną. Kas negirdi manęs, pagelbėk ranką? Vertimas. Vertėjai. Ar jis dabar girdi? Ar girdi? Gerai. Viso gero? Gerai, pakelkite rankas, kas iš jūsų esat bibliotekininkai. Gerai, pakelkite rankas, kas iš jūsų esat informologai. Taip, ką tai reiškia? Pakelkite rankas tie, kurie savo darbę atliekat psichologo darbą. Oi, visi čia yra. Pakelkite rankas, kas iš jūsų atliekat mokytojo darbą. Gerai. Nemažai. Ja. Gerai, tai vėlien pradedant, noriu jūsų paprašyti. Paklausti iš tikrųjų. Kas iš jūsų šiandien ryte darėt mankštą? Pakelkite. Gerai, didžioji dauguma. Jeigu didžioji dauguma, tai paprašysiu jūsų truputėlį atsistoti. Visus atsistoti, gerai? Gerai, kas manęs nematot, pakelkite ranką. Gerai. Žinot, ką mes ryte padarom šitą iš lovos? Pasidarom. Garsiai. Gerai. Sekantis dalykas, ką mes galėtume padaryti, tai iškelt rankas, sunerties, šitaip. Ir pasistiepti ant pirštų galų. Ir pasimankštinti. Su garsais. Gerai, kadangi didžioji dalis matau viską daro, tai paprašysiu sekantį dalyką. Tai pasisveikinti su pirštais. Dabar imam savo kairį nykštį ir sakom. Labas nykšty. Labas smėliau. Labas didysis. Labas bevardį. Labas mažylį. Labas kitas nykšty. Žiūrim į savo pirštus. Labas didysis. Labas bevardį. Labas mažylį. Patik man galvas. Įsivaizduokite, kad šildote saulę. Saulę. Šildam saulę. Šildam. Jeigu kaimynai daro prašiau negu jūs, spiriam. Gerai, apžiūrim, ar kaimynai daro taip pat kaip jūs. Jeigu ne, spiriam. Gerai, dabar labai plačiai atsimerkiam. Stipriai užsimerkiam. Atsimerkiam, užsimerkiam, atsimerkiam, užsimerkiam 10 kartų. 1, 2, 3. Jeigu kaimynai prašiau daro, spiriam. Gerai, dabar stipriai atsimerkiam, stipriai išsižiojam. Užsimerkiam ir susičiaupiam. Stipriai. Ir taip 10 kartų. Ir žiūrim, kaimyną taip pat daro gerai kaip jūs. Ar tikrai kaimynai gerai daro? Gerai. Dabar išsišiepiam. Amerikietišką šypsenį. Labai nelietuviška, ne? Šypsenė. Laikam šypseną.
Net nebejoju, kad didžiąją dalį iš jūsų pradėjo skaudėti maždaug čia. Tada čia. Laikom, stipriau. Jeigu kaimynai nesišypso, jei jūs nespirsit, aš spirsiu. Laikom. Pasižiūriu kaimynus, nusišypso amerikiečiai. Stipriai. Laikom. Skauda jau čia. Neįmanoma, sakė. Laikom. Žiūriu kaimynus. Siaubas, šypsosi lietuviai. O dabar greit liūdną veidą padarom, kaip įpratę. Kam pavyko, pakelkit ranką. Ir iš naujo šypsam. Gerai, prieš sekantį trumpą užsiėmimą labai paprašysiu iš galo ateiti į priekį, nes čia, žinokit, labai daug tuščios vietos. Tokios fainos vietos. Prašau, kad... Labai jūsų prašau, lygiai 5 minutėms ateiti arčiau, čia kur yra vietos, tam, kad nebūtų tarpų tarp jūsų. Tik 5 minutėms. Labai prašau jūsų. O jeigu tarp jūsų yra vidurinėse eilėse tarpai, atsistokit vieni šalia kitų, kad nebūtų tarpų. Gerai? Dirbam! Kas nevaikšto, šypsosi? O, matau, pildas eilės, labai gerai, labai šaunu. Vieni arčiau kitų, galiorka po galais, kaip mokykloje. Ir dar atsikalbinėjame. Siaubas. Šypsomit. Gerai. Kai matau atėjot, vieni pas kitus, jau arčiau, jau nebėra tarpų. Pas ką yra tarpai, pakelkit ranką, to sutvarkysim. Nėra, gerai. Pasisukam į dešinę. Į dešinę. To the right. Please. Ir dabar padarom rankom šitaip. Ir pamasažuojam nugarą savo kaimynų. Stipriai skarsu. Negirdžiu. Garsiau. Nemuškit žmonių į dėlę. Dabar kumčiais. Su garsu. Garsiau. Stipriau. Lietuviškai. Šypsena. Gerai, o dabar trapeciją. Taip, išmintikim gerai, kaimynai. Su garsu. Garsiau, stipriau. Apsisukam. Ir vėl su garsu. Stipriau ir su šypsena ir garsiau. Lietuviškai. Ir kumštukais. Garsiau. Ir trapecija. Gerai, ačiū. Padėkojam kaimynam, apkabindami kiekvieną kaimyną. Apkabinam. Palinkėkim geros dienos. Geros dienos visiems. Gerai, ačiū, tam kartui galite atsisėsti trumpam. Pakelkit ranką, kas iš jūsų geriau jaučiatės. Tai kas iš jūsų vis dar bibliotekininkai, pakelkit ranką. Jau visi. Gerai. Kam ta šypsena video laikosi? Jeigu kaimynų nesilaiko, žinot, ką daro. Dabar spirt neišeis, tai užminam tai. Koja. Ir šypsiokas. Gerai? Žinot, aš keliavau po rajono bibliotekas, nes mes po savaitės darome festivalį Masters of Calm, darysim ir jogą, ir cikūnas, ir visokias fizinės praktikas. Ir mes nusprendėm, kad visgi turėtumėm eiti į bibliotekas, ten, kur gyvena šviesuomenė ir ten, kur ateina miestelių, kaimų, šviesų žmonės. Skaityti, šviestis ir taip toliau. Taip? Apvažiavom keletą rajonų, Zarasų, Anykščių,
Labai, žinokit, įdomu buvo, labai smagu buvo matyti tiek įdomių žmonių, lietuviškų labai nemažai buvo, kai sakai, labas! Ir nieko neatsako. Ir sakai, viso gero. Irgi palydė akimis. Išėjo. Va, buvo labai smagu. Bet aš jums truputėlį pasakysiu apie savo patirtį. Prieš maždaug 6 metus Airijoje sugalvojom, kad reikėtų įkurti Airijos lietuvių bendruomenę. Na, lietuvių Airijoje daug, mes ten ėmėm ir suskaičiavom, kad mūsų maždaug 120 tūkstančių. Suskaičiavom, kiek lietuvių skrenda, maždaug. Sakom, gerai, reikia įkurti bendruomenę. Lietuvių bendruomenę. Važiavom į Lietuvą, keliese, iniciatyvinį grupę. Sakom, dabar bus lietuvių bendruomenė. Mes darysim lietuvių bendruomenę. Žinot, kas buvo? Mūsų juokėsi. Nerodė taip, bet juokėsi. Tai labai stipriai. Grįžom namo ir sakom, palauk, kaip čia dabar yra? Mes čia būrėm, čia darom, čia mes, Lietuvai, mes visiems, mes būrėm, o iš mūsų juokėsi. Tada pradėjom galvoti, kągi mes galime dabar padaryti. Juokėsi. Gerai, pradėkim daryti renginius. Pradėjom daryti renginius. Vieną renginį, antrą renginį, trečią renginį, daugiau patirties, žiniasklaidą susidomėjo ir taip toliau. Žinot, kas tada atsitiko? Lietuvoje oficialios institucijos pradėjo mūsų ignoruoti. Tipo mūsų nėra. Mes buvom atvažiavę, pasijuokėm, bet mūsų nėra. Ir žinot, kas vėliau atsitiko? Dar padarėm keletą renginių. Dar daugiau. Dar įdomesnių. Padarėm draugystės tiltą. Sujungėm lietuvių bendruomenės iš viso pasaulio. Visos Europos to metu. Mums pradėjo skambinti. Rašyti valstybinės institucijos. Politikai susidomėjo. Pradėjo važiuoti. Atsirado ir klausimas, o kaip mes jums galim padėti? O ką mes jums galim duoti? Žinot, paskui po kažkiek laiko teko skaityti labai įdomią knygą, kurioje yra labai gražus posakiai. Ir aš ten atradau esminį posakį. Visų pirma, iš tavęs juokiasi, paskui ignoruoja, o paskui tu laimi. Ir mes tai padarėm labai paprastai. Mes nekreipėm nieko dėmesio. Pasižiūrėjom, ko reikia mums patiems, o paskui sprendėm, ko reikia kitiems. Tol, kol jūs nebūsit patys savyje, esmėje, egoistais ir nesugebėsit perlipti tarp egoizmo, kad vis pirma man aš, paskui tik tai, kai aš turiu, galiu dalintis, kaip tu gali duoti to, ko tu pats neturi. Kaip aš galiu vertinti žmogaus davimą, jeigu aš žinau, kad pas jį kiemas šiukšlinas. Ateina pas jūs kaimynas, sako, nori aš tau kiemą sutvarkysiu. Pas tave kiemas ne visai tvarkingas. Pasižiūri to kaimyno kiemą, pasytę. Kaip aš galiu tikėti jo, kad jis pas mane tokį pat griuvėsi padarys. Tai va, gerai, bet grįžtam prie esmės. Pakelkite rankas, kas iš jūsų susipažinote su nauju žmogumi. Čia. Šiandien. Kelkite. O, pusė galvoja, tai labai gerai. Gerai, tai ar pažįstat žmogų iš dešinės? Taip. O iš kairės? Taip. O iš priekio? Taip. Gerai. Jeigu nepažįstat, pirmykit sakyti, mano vardas toks ir toks. Koks tavo vardas? Susipažinkit su 4 žmonėm. Iš dešinės, iš kairės, iš priekio ir iš galo. Paduokim ranką. Dar žinokit, dar šauniau veikia. Paduokim ranką. Gerai, ačiū. Kas iš jūsų susipažino šiandien su nauju žmogumi? Pakelkit ranką. Gerai, kas iš jūsų atsimenat visų 4 žmonių vardus? Pakelkit ranką.
Vardus. Gerai, dar kartą. Susipažįstam dar kartą. Sakom, mano vardas toks. Dar kartą. Paduodam ranką. Prisiminkim. Gerai. Ačiū. Gerai, tai aš kviečiu jūs susėsti kažkaip taip, kad galėtumėt atsisukti vienaip ar kitaip, kad sėdėtumėt maždaug po 4. Ir kad tų 3 žmonių nežinotų. Gerai? Taip atsisukus ir labas, mano vardas toks, mes dabar būsim 4. Gerai? Taip susėskit, kad būtumėt po 4. Labai trumpai. Dirbam. Laiko daug neturim, žinok. Ne man pačios reikia. Zaras. Matau, judat labai greitai. Kas ne po 4, pakelkit ranką. Could you please walk up to the back? 3 beautiful ladies waiting for you. Kas dar vienas? Who's alone? Who feels lonely? Kas jaučiasi vienišas? Vieniša. Gerai, tvarkoju, tai sėdi po 4, dabar užduotis bus labai paprasta, žinokit. Atsisukite į save, į savo 4, kad matyčiau, kad tikrai po 4. Taigi pradėsim, prašysiu, įlesim tokią vieną bendrą taisyklę, kad susikalbėtume. Aš sakysiu, hei, jūs visi sakysit, ho, ir mes visi sakysim, šš. Gerai, išsibandom, hei, veikia. O, žiūrėkit, veikia. Su vaikais veikia, su jumis manau veikia, labai gerai. Su mokytojais veikia. Gerai, tai jūsų užduotis bus. Jūs kiekvienas turėsit po 2 minutės ir turėsit papasakoti ne apie savo specialybę, bet kas aš esu. Apie save. Aš jums truputėlį supaprastinsiu užduotį, kad būtų aišku, ką reikia apie save pasakoti. Nepasakojam apie šunį, kad aš turiu šunį, jis jau baltas, šiandien blogai miegojo, nežinau, kaip jis jaučiasi. Ne apie tai. Ir jo vardas Rykis. Ne. Aš. Kas esu aš? Tai aš matau per 2 minutės nepasistengsiu, o pasakysiu, kas aš esu. Tai būtų aišku, apie ką aš šneku. Mano vardas Mindaugas. Aš jau 3 metų beveik Lietuvoje, 10 metų pragyvenau Airijoje. Airijoje pradėjau dirbti nuo McDonald'o, iš McDonald'o mane išmetė. I was sacked from McDonald's, Jo, išmetė už baisius dalykus, nes aš sakiau, kad lietuviai irgi žmonės, tai mūsų kaip vokus negalime išsiųsti į Lietuvą. Mes ne vokai, žmonės. Pradėjau ieškoti žmonių teisų ir taip toliau, sakė, eik. Išėjau. Paskui dirbau 2 metus aukštuoju plovimo mašinas. Paskui dirbau su sunkvežimiu, turėdamas B kategoriją, su C kategorijos reikalaujančių sunkvežimiu, todėl nusipirkau teisės už 50 eurų. Kas geras lietuviškas iš Gruzino. Paskui dirbau įvairiausius dalykus, turėjau savo verslą, sužlugdžiau jį maždaug per 3 mėnesius, įlindau į skolas, koks laimingas buvau, jūs neįsivaizduoju. Kaip gera turėti tokią patirtį, įlindi į tokį neskaną dalyką, atsistoji paskui, nesišluosti ir eini toliau. Ir kai sušluošiau, ir tada dirbau ambasadoje, tada turėjau 2 avarijas su motociklu ir neišeina nulipti nuo jo, bet supratau, kad aš nieko nepalieku, negaliu dar mirti, nes nieko nepalieku iš tavo savo. Todėl pradėjau vesti seminarus, užsiėmimus, vedam vasaros stovyklas, darom labai daug dalykų. Ir tai darau visų pirma savo. Tam, kad išmokti pats,
turi mokyti kitus. Tai aš mokausi pats tam, kad mokyti kitus. Mokydamas kitus, mokausi pats. Dievinu oranžinę spalvą, kolekcionuoju motociklus, turiu jų apie 35. Esu politikoje. Manau, kad valdžia yra pati geriausia kiekvieną dieną, nesvarbu kokia jį bebūtų, yra pati nuostabiausia, nes mes patys ją išsirinkam. Ačiū jiems. Dėkoju kiekvieną rytą visiems žmonėms, kurie sutinku, kurių nesutinku, ir visus myliu, kurie yra ir kurių nėra. Ir daug visokių kitokių dalykų darau. Mano nuomonė, kad tam, kad atsigautų Lietuvoje švietimas, visų pirma, reikėtų visas valstybinės mokyklas uždaryti maždaug pusę metų, kad tėvai, mokytojai, vaikai susivoktų, kas yra be mokyklos. Lygiai tą patį su biblioteko reikėtų uždaryti, kad susivoktų, kas yra be. Ir paleisti jūs neapmokamą atostogų pusę metų susivokti, ar jūs iš tikrųjų esate bibliotekininkai ar ne. Ar tai yra gyvenimo stilius, ar tai yra uždarbis. Gerai, bet šitą vietą baigiam. Gerai, kas iš jūsų grupės bus žmogus numeris 1? Pakelkite ranką. Žmogus numeris 1, kuris pradės pasakoti apie save. Pakelkite ranką. Žmogus numeris 1, jūsų grupė, pakelkite ranką. Mažai rankų matau. Numeris 1, jūsų grupė, pakelkite ranką. Numeris 1, numeris 1, numeris 1. Gerai, nekeliam šitai ir nekeliam šitai. Šitai domus, kad mane įžeidė, šitai kažkas kėlė per antrą pasaulinį. Ir keliam šitai, gerai? Gerai, kas iš jūsų numeris 1? Numeris 1. Numeris 2. Numeris 2. Numeris 2. Number 2. Numeris 2. Numeris 2. Numeris 2. Numeris 2. Numeris 3. Numeris 3. Numeris 4. Pakeltas numeris 4, numeris 4, numeris 4. O 5 jau žinot, nes matau, kai kurie po 5 susėdė. Gerai, tai turite lygiai 2 minutės papasakoti apie save. 3:14, numeris 2, pradedam. Numeris 1. 2 minutės. Dirbam. 2 minutes. Number 1. Gerai, papasakok.
numeris 3. Dirbam. Užsimerkiam, bet trumpai. Užsimerkiam. Įvertinam kiekvieną žmogų, su kurio kalbėjomės arba kurio klausėmės. Susiekit kiekvieną žmogų, kurį išgirdot su savimi. Ką jūs turit bendro? Apart profesijos. Ką jūs turit bendro kaip žmonės? Ne visas. Gerai, ir paskutinis, labai trumpas užsiėmimas. Prašysiu jūsų. Būsi. Rankomis. Nikščiais. Ne nikščiais. Žinot, čia prie ausų yra tokie išsikišimai. Bandykit juos taip palankstyti vidų. Palankstyti juos. Paspaudyti. Ir dabar visi sako garsą. Ir dar. Garsiau. Garsiau. Dar garsiau. Dar garsiau. Dar garsiau. Galim garsiau. Dar garsiau. Dar garsiau. Ačiū. Ar žinot, kaip jaučiasi bitės? Tai, kai jūs ką tik darėt, tai daro bitės. Ar jautėtės kaip vienas? Rezonavo garsas? Įdomiai rezonavo su kitais žmonėmis. Girdėjau ne tik save, bet ir kitus vienu metu. tą pačią sekundę, kai jūs visi tapsit kaip vienas didelis bičių avilys, tą pačią sekundę, kai jūs tapsit vienas didelis bičių avilys, neatsiras nei vienos meškos, kuri norėtų pajudinti
tokį avilį. Neužmirškit, kad viskas šiandien yra jūsų rankose. Jeigu jaučiate vienybę ir vientisumą, darykite tai dabar. Nes nei rytoj, nei vakar nėra. Rytoj bus šiandien. Ir rytoj jau bus vėlu. Gerai? Tai ką, dirbam su diskusija dabar? Pagalvokit, ką norit šiandien padaryti. Dar, kiek yra likę laiko. Ačiū.